Kiek yra? Kad jeigu manęs paklaustų. 5 gal? Ta, aišku, žiauri istorija, kai prasidėjo žmonių suėmimas ir siuntimas į Sibirą. Tai atėjo NKVDistai su raudonais antpečiais, suskaičiavo 4 Ušackus ir tuo metu gimnazijos direktorius visiškai ne prie ko, jis nebuvo sąrašuose. Jis buvo, turėjo savo labai tokią nuomonę žmogus ir ten susiginčė, sako, nu tu dar čia kvestionuoji ir tave tuo pačiu metu į Sibirą. Ir taip sutapo, kad jį ištrėmė į tą pačią Rešotų numeris 2 lagerį, kuriame mano senelis ir Kanapeckas, ir dar mano senelio brolis Čečergis, kuris ten mirė, jie ten kalėjo. Ir tik po to jau, po 2007 metų, kur Tomas Kazulėnas, po to, kai mes grįžom iš Sibiro, aš dariau vieną iš tų pristatymų, kaip jūs darysite daug tokių. Daugailių gimnazijoje vėlgi susipažinau su Arūno mama. Ir taip mes paskiau kažkaip susipažinom, jau Amerikoje visiškai. Bet tik tai yra tas pavyzdys, ant kiek yra tie santykiai persipinę ir kaip Sibiras suvienė žmonės, kurie turi labai skirtingą savo istorijas. Ir toliau kitus, the guests of honor I will introduce after the food, because otherwise you might be mixed with the food, which is not a good idea. Tai po to aš pristatysiu keletą žmonių ir galutinai pasiryžau dalyvauti. Prie to iš tikrųjų prisidėjo, kad pavyzdžiui, mano krikšto tėtis yra gimęs prie Baikalo ežero, tremtyje, tai taip pat buvo man svarbi motyvacija. Bet šiaip nuo mažens domėjausi istoriją, tai mano yra ir hobis, ir darbas. Ir dirbu Kauno miesto muziejuje, esu Vytauto didžiojo universiteto istorijos doktorantas ir man ta istorija tai nuo ryto iki vakaro ir kažkaip galimybė prisiliesti prie jos gyvai, pamatyti vietas, kur mūsų protėviai kentėjo, kur jie baigė savo gyvenimą ir kur tvarkė artimųjų kapus ir pratęsti tai, sutvarkyti tą vietą vėl, kad jinai gyventų, man buvo labai svarbu. Na ir todėl šiais metais pasiryžau dalyvauti būtent šioje ekspedicijoje ir ji man tikrai suteikė daugybę naujų patirčių. Padėjo įveikti kai kuriuos galbūt ir štampus, kurie būna nusistovi tiek kaip istorikui, tiek šiaip kaip piliečių jaunam žmogui. Ir tikrai padėjo atrasti save. Krikšto tėtis yra prie Baikalo gimęs, buvo jo ištremti tėvai, tai ten jau buvo gimęs, savo tėtį jau parsivežė atgimimo metais, 89-aisiais. Ir taip pat irgi esu kalbėjęs ir su jo mama, tai tikrai tos istorijos buvo labai sukrečiančios. Dar viena iš paskatų, kodėl nusprendžiau vykti, kodėl nusprendžiau pasidomėti to. Atvykus į Garką, miestelį nedidelį esantį tokį kaip sala žemynė, aplink 200 km spindulių praktiškai nėra kitų gyvenviečių. Tai mažas izoliuotas miestelis ir jame galbūt iš pradžių pasitinkami tokie esam ir nepasitikėjimu, kas čia tokie atvyko, ką jie čia darys. Nueinam į tas kapines, matom, kad ten yra seniai atrodo žmogaus kojos nebuvo įkelta. Užaugę miškas neatskirsi, kur kapas, kur miškas ir supranti, kad galbūt vieną žiemą, kada ten bus sniegas, tiesiog atvažiuos, viską nugriaus ir pavyzdžiui, nuties kelią. Na ir taip tampa papildoma motyvacija dirbti ir iš tikrųjų palyginus, kas buvo prieš ir kas buvo po, tai tikrai padarėme nemažai, atsirado takeliai, atsirado aiškus, kad čia yra kapinės, atsirado nauji kryžiai, 9 nauji dideli kryžiai su originaliom lietuviškom saulutėm, aukšti kryžiai, 3 metrų aukščio. Tai iš karto dabar kiekvienas, net ir netyčia ten užklydęs vietinis, supras, kad čia yra kapinės. Tai vienas buvo pagrindinių mūsų tikslų, kad būtų aišku, kad čia nebe miškas, čia yra kapinės. Ir netgi ir vietiniai žmonės per tą laiką, kol mes ten dirbom, apsiprato su mumis ir ne vienas buvo, kuris patalkino, kuris suprato, kuris nusišypsojo, padėjo mums.
Tai, manau, buvo vienas iš pagrindinių misijos tikslų ir tas buvo sėkmingai gyvendinamas. Po jūsų apsilankymo Sibiriokų Sibiras toliau bus jūsų svarbiausias, mano nuomonė, yra dar didesnis iššūkis ir jums egzaminas. Tai yra, kaip jūs dalinsitės tuo, ką jūs patyrėte, kaip jūs perteiksite savo jaudulį, savo fizinį išbandymą, savo komandinį žaidimą, kaip dalinsitės su savo jaunąja karta, pasklidę po visą Lietuvą ir perpasakoja, ką jūs toj Igarkoj pamatėte. Tai mes Jurgita su Tomu ir su Mindaugu ir su Raimundu ir dar 12 kitų apėjom Krasnojarsko, Manos upės slėnius ir lankėm ir patvarkėm lietuvių kapus. Jurgita dabar yra 2 vaikų mama. Ir mylimo Kai žmonės padėjo tenais likusį kelią nueiti ten 10 km Kaune, tai žinokite, buvo labai smagus ir įspūdingas įvykis. O Lukas ėjo kartu su manim. Sutvarkytos didžiausios lietuvių kapinės Sibire. Ir tokio rezultato, man atrodo, tokios ekspedicijos rezultatais dar tikrai nebuvo. Buvo tų, kurie nuėjo 10 km, labai pavargo ir taip toliau, bet daug kodų. Gerai, aš žinau, kad šito nereikia užvesti. Ir mano ekspedicija buvo geriausia. Apart misija Sibiras ne tik Lietuvai, bet visam pasauliui, tai tikrai nesumeluosiu. Ir kiekvienais metais mes čia būdami labai savimi didžiuojamės ir šnekame apie misiją Sibiro šeimą. Kokie mes esame faini, kokie mes esame draugiški, vienas kitam padedam ir vienas kitų rūpinamės. Ir aš bent jau per šituos 4 metus buvimo čia įsitikinau, ne 10 kartų. Ir ne tik per vasaros ir kalėdinius vakarėlius. Bet kiekvieną dieną, kada ko nors reikia projektui, o gal kartais ir man pačiam. Visada misija Sibiras šeima tau padės. Bet visų pirma, dabar aš noriu, kad mes paplotume tiems, kurie tik tai šiandien įsitikina, kokia ta misija Sibiro šeima yra galinga, kurie praėjo visą atranką ir buvo ekspedicija ir taip toliau, ir tik tai šiandien pirmą kartą pamatė jūs visus. Tai sveikinam prisijungus 16 metus prie mūsų šeimos. Trumpai patys trėmimai natūralu prasidėjo nuo 39 metų rugpjūčio 23-osios Molotovo ir Ribentropo pakto, kurio dėka 40 metais Lietuva buvo okupuota. Nuo 41 metų prasidėjo trėmimai, 41 metų birželį prasidėjo pirmieji masiniai trėmimai, žmonės buvo trėmimi dėl pačių įvairiausių priežasčių ir iki pat 53-ųjų žmonės buvo trėmimi, paskutinis tremtinys, 15 metų Sibiriakai puikiai žino, Sigitas Tamkevičius buvo ištremtas iš viso 90-mečio pabaigoje, tik tai grįžo į Lietuvą. Ką mes dar akcentuojame, kad tai dažnai yra susiję ir su mūsų pačių istorija, žmonės, kurie pasirašinėjo trėmimo aktus, jie buvo ne kažkur iš kažkur, jie buvo tokie patys lietuviai, kurie gyveno čia. Ir mes dažnai irgi turime vertinti tą pačią istoriją kritiškai ir prisiminti tuos žmonės, kurie yra atsakingi už tai, kas įvyko. Būdavo nebemalonu, nes žmogus atėjo ir jie visi pasakė, mes lauksim. Atėjo tikrai labai aukšto rango politikai, kurie sakydavo, ne, aš stovėsiu ir lauksiu. Ir laukė visi, ir visi skaitė, ir ta atmosfera, kuri ten buvo, jinai buvo nenusakoma. Ir tai buvo didžiulis džiaugsmas, kad mums pavyko ir kad ta akcija buvo labai sėkminga. Mes jau galvom, ką daryti toliau, kitais metais, bet kai tu skaitai 22 000 vardų ir pavardžių, tu pradedi suprast mastus. Kai bendroji sumoje yra kiek, virš 150 000, mes perskaitom labai mažą dalį. Tai va. Ir tada yra kryždirbystė. Taip, tai mes tikrai stengiamės sužinoti, kaip atrodo Igarkoje esančios lietuvių kapinės, didžiausios Sibire, kaip jau minėjo Ignas. Ir naršėme archyvus, pamatėme kokio įstabaus grožio. Kryžiai ten stovėjo pagaminti tikrų profesionalų kryždirbių.
su įvairiom tautiškom detalėm, pagražinimais ir dėl to mums taip pat tradiciškai teko pasimokyti kryždirbystės. Ten turėjome palaukti traukinio į Maskvą ir galų gale rugpjūčio 1 dieną mes išlipome Vilniuje ir čia esam šiandien su jumis. Ir paskutinis filmukas, kuris yra televizinės gervės rezultatas, akcentas. Tai yra paskutinę dieną prieš pat išeinant mes jau pastatėm visus kryžius ir sustojome sugiedoti paskutinį kartą Lietuvos Respublikos himną, kuris turbūt po daugelio dešimtmečių vėl skambėjo. Ir mes skiriame laiko ir apžiūrėti tas kapines, su jomis atsisveikinti, nes mes atidavėm ten daug jėgų, daug širdies, kad jos atrodytų visai kitaip, kad tos kapinės būtų matomos ir girdimos. Ir tai, ką mes padarėm tenais, yra labai svarbu. Mes nežinau, kiek kubų medienos krūmų išvalėm, mes pastatėm 9 kryžius, bet ne ką mažiau yra tai, kad žmonės pamatytų, kas ten yra. Kad ten į tas kapines galbūt nueis keli vietiniai, galbūt dar sugrįš ekspedicijos keliasdešimt žmonių maksimum, bet nes jos yra kažkur labai labai toli. Bet ne ką mažiau yra tai, kad mes sugrįžę čia galim pasidalinti tuo jausmu, galim jums papasakoti, kaip mes jautėme stovėdami tenai kažkur vidury už poliarinio rato, už 5000 km, su Lietuvos valstybės simboliais, stovėdami tam krašte, kur kažkada mūsų tautiečiai gyveno sunkų, bet orų gyvenimą. Ir mes dabar galim vėl tenai stovėti, vėl tenai giedoti Lietuvos himną ir jaustis, kad mes darom gerą. Tai apie tai turbūt ir yra šitas projektas, apie tai buvo ir mūsų. Jūsų misijos tai yra ten nuvykti, aplankyti, prisiliesti. O dabar tai, ką jūs patyrėte, jūs turite privalote pasidalinti. Ką jūs šiandien darote mums, ką jūs darysite, mes tikimės važiuodami po Lietuvos mokyklas, universitetus ir perteikdami tą patirtį, tuos skausmus, tą malonumą, tuos išbandymus ir tą pasididžiavimą, kad mes, lietuvių tauta, nugalėjom, mes iškentėjom, mes padarėm ir mes esam šiuo metu laisvi ir galingi ir kad tai mūsų charakterio tvirtume, išbandymų pamokose yra mūsų ateitis. Todėl linkiu jums pasklisti po Lietuvą, pasakoti savo asmeninę istoriją ir prisiminti ir skleisti žodį apie misiją Sibiras, apie misiją Lietuva. 7. Tai mes kartu važiavom. Tadai, tu vis tiek šiek tiek per aukštą, kur galėtum. Tadai, išėjai. Ką? Va, labai gerai. Vienintelė Karolė, ne? Aš į visus renginius tik su Krasnojarsko matais. Viskas su pačiom kojinėm.